Kaip žinoti, kad man yra išvarža? Man tai yra. O kaip aš sužinojau? Tiesiog pasidaryti tyrimą. Pasidaryti tyrimą, geriausias tyrimas yra MRT, šiokiais būdais nerekomenduoju, bet geresnio šiai dienai nėra, todėl kad magnetinis rezonansas jisai kuo puikiausiai parodo ir kaulinį audinį, ir minkštąjį audinį. Nesiūlau eiti daryti rentgeno nuotraukos, tai dėl to, kad rentgenas jisai fiksuoja tik tai kietąjį audinį. Retai kada parodo, kad ten kažkas yra dar su minkštaisiais audiniais. Tai kai pasidarome MRT, mes puikiai žinom, kas pas mus yra išvarža ar dar kokios kitos bėdos. Būna tokių žmonių, kada ateina ir sako, nu žinot, uždėjo man ranką ir sako, vagi išvaržą rado. Tada aš siūlau tiem žmonėm atsimti pinigus iš tokio specialisto. Nes kaip įmanoma pajausti išvaržą uždėjus pacientui ranką ant nugaros? Tai mes čia matome du juosmeninius slankstelius, kurių tarpe eina nugaros smegenys, išlenda nervų šaknelės ir dabar mes dedame ranką ant viršaus. Pirmiausia, jaučiame odą, po to riebalinis sluoksnį, dar žemiau yra raumeninis sluoksnis, dar tarp šitų visų keterėlių yra mažiukai raumenukai ir tik tada jau mes jaučiam ir matom nervinės šakneles. Tai dabar žiūrėkit, atsitinka mum išvarža, pykšt ir jinai užspaudžia nervinę šaknelę, ar ne? Uždėję ranką per visus tuos audinius, plus per kaulą, prie geriausių ir prie blogiausių norų, mes niekaip nedasikastam iki tos išvaržos. Tai yra visiškai ir absoliučiai neįmanoma. Uždėję ranką mes galim pajausti slankstelių anatominę padėtį. Galbūt jie yra toli vienas nuo kitos, galbūt jie yra arti, galbūt jie pasislinkę, bet tai gali būti įvairiausių priežasčių. Galbūt dehidratavęs tiesiog diskas, jisai yra susiaurėjęs, ar ne? Vėl slanksteliai tada arčiau vienas kito, keterėlės viena kitos užlenta. Galbūt yra listezė, slanksteliai gali būti truputėlį pasislankioję. Jeigu yra stenos ir susiaurėjęs stuburo kanalas ir mes jau ten pradėsim kažką daryti, vėlgi galim pakenkti. Tai ar yra išvarža, geriausiai parodo radiologiniai tyrimai. Tik tai ir uždėję ranką, čia yra burtai. Intuicinės galės praktikuoti galima, bet ar tai yra efektyvu?